Druskininkai tai miestas neatsiejamai susijęs su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimu ir kūryba. Čia prabėgo beveik visas jo vaikystės ir jaunystės laikas. Čia formavosi jau pasaulėjauta, o vėliau kūrybinės vizijos, kurias šiandien pažįsta visas pasaulis. Druskininkai Čiurlioniui buvo pirmųjų atradimų vieta. Čia jis pirmą kartą susipažino su muzika, čia gimė pirmieji jo piešiniai. Kaimo peizažai, Druskonio ežero ramybė, Nemuno slėnis ir pušynai skatino jo vaizduotę. Būtent Druskininkuose augdamas Čiurlionis išmoko matyti ir girdėti gamtą taip, kaip vėliau ją perteikė savo muzikoje ir tapyboje. Tūkstantis 878 metais Čiurlionių šeima persikėlė iš Varėnos, dabar vadinamo Senąją Varėną, į Druskininkus. Nuo to laiko šis miestas tapo nuolatiniais namais, o jo aplinka neatsiejama menininko gyvenimo dalimi. Čiurlionio tėvas Konstantinas dirbo Druskininkų bažnyčios vargonininku. Todėl muzika šeimoje skambėjo kasdien, o Druskininkų švenčiausiosios mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia viena svarbiausių vietų susijusių su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio šeima. Būtent šioje bažnyčioje XIX amžiaus pabaigoje vargonininku dirbo jo tėvas Konstantinas Čiurlionis. Muzika čia skambėjo kiekvienų pamaldų metu, o vargonininko sūnus Mikalojus augo girdėdamas chorų giedojimus, vargonų garsus, matydamas sakralinę aplinką, kuri anksti sužadino jo jautrumą. Pirmoji švenčiausiosios mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia buvo pastatyta 1791 metais. Tai buvo nedidelė medinė šventovė, pastatyta vietos gyventojų ir parapijiečių lėšomis. Vėliau XIX amžiuje ji buvo atnaujinta ir išplėsta. Būtent šioje dar medinėje bažnyčioje tėvas Konstantinas Čiurlionis grojo vargonais, o mažasis Mikalojus leido laiką prie klaviatūros. Taip prasidėjo jo muzikinis kelias. Pagrindinėje Druskininkų gatvėje, pavadintoje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardu, stovi du namukai, kuriuose augo, gyveno, kūrė kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Į Druskininkus persikrausčiusi Čiurlionių šeima ilgą laiką neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos. Kompozitoriaus tėvai kurį laiką nuomojo vieną iš namų, kuriuos 1896 metais nusipirko išsimokėtinai. Didesniame, pilkajame pastate įsikūrė Čiurlionių šeima. O geltonasis namukas prie kelio buvo skirtas poilsiautojams. Iš vasarotojų surinktų pinigų šeimos galva Konstantinas Čiurlionis mokėjo skolą už įsigytus namus visą likusį gyvenimą. Jam mirus, likusios skolos buvę namų savininkai atsisakė. Vėliau, keliaudamas ar dirbdamas, Čiurlionis čia rasdavo ramybę, pilnatvę, kūrybinį džiaugsmą. Vasarotojų namelyje jam tėvai buvo įrengę darbo kambarėlį, pačią geriausią jo turėtą dirbtuvę. Čia buvo nutapyta ir daug jo garsių paveikslų. Paskutinį kartą šiuose namuose Čiurlionis lankėsi 1910 metų pradžioje, kuomet žmonos Sofijos buvo parvežtas pasiligojęs iš Peterburgo. Tūkstantis 1914 artėjant Pirmojo pasaulinio karo frontui, mirė šeimos galva,
tėvas Konstantinas Čiurlionis. Šeima po laidotuvių išsikėlė toliau nuo miestelio. Po karo šiuose namuose apsigyveno brolio Povilo žmona Rozalija Čiurlionienė su vaikais. 1942 metais jai mirus, dukra ištekėjo ir išsikėlė gyventi į Vilnių. Visą tarpukarį Čiurlionių šeimos nariai buvo atskirti nuo savo gimtųjų namų, tačiau išlaikė dvasinį ryšį. Aplankyti juos atsirado galimybė tik pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Čiurlionio seserys Valerija ir Jadvyga, aplankiusios apleistą sodybą, pradėjo svajoti čia įkurti brolio kompozitoriaus ir dailininko memorialinį muziejų. Valerija Čiurlionytė Karužienė daugiau nei 10 metų kryptingai ir atkakliai dirbo vardan šio muziejaus įkūrimo. Taip Čiurlionio seserų rūpesčiu buvo išsaugota šeimos sodyba ir 1963 metais atidarytas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio memorialinis muziejus. Pagal atsiminimus buvo atkurtas autentiškas namelių interjeras, panašiai kaip ir XIX amžiuje buvo sutvarkyta sodybos aplinka. 1975 metais pastatytas pagalbinis muziejaus pastatas, kuriame lankytojai supažindami su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio biografija. Čia surinktos nuotraukos, laiškų ištraukos, žymi menininko gyvenimo ir kūrybos kelią. Memorialiniuose nameliuose sutelkta daugiausia autentiškos Čiurlionių šeimos medžiagos. Pilkajame namelyje galima išvysti seną fisharmoniją, kurią grojo Čiurlionis, jo broliai ir seserys. Vasarotojams skirtame namelyje yra išlikęs autentiškas Čiurlionio kūrybos kambarėlis su jo paties molbertu, palete ir teptukais. Šiandien Druskininkai yra ne tik kurortas, bet ir gyvas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio atminimo centras. Čia vykstantis kultūrinis gyvenimas nuolat primena, kad Druskininkai išaugino vieną ryškiausių Lietuvos kūrėjų, kurio genialumas įprasmino miestą, palikdamas jį Lietuvos ir pasaulio kultūros žemėlapyje.